Sveiki, vietinis iš Vilnius. Lauke ryte buvo -19. Mes čia su savo eksperimentais. Nu, ne eksperimentai, va, kokia saulė šiandien. Ir pagalvojau, gaila, kad stovi ir neišnaudojamas saulės panelės. Nu, va, aš jau čia prieš kelias dienas atsivariau jas nuo sniego. Dabar pasižiūrėsim, kaip jas ten šalusios. Biškį valiau šiandien ryte dar, nes buvo apšerkšnyjusios. Nu va, nutirpo dar. Jo, aš nuvaliau truputį, jau pradeda tirpti. Saulė labai karšta. Ten va, buvo kaip tas galas apšerkšnyje, biškį pavaliau, kiek įmanoma. Vat kaip girdite, kalimas toks, šildytuvas dizelinis veikia. Įjungiu šildytuvą. Jau buvau vakar truputį įjungęs, pašildys šiandien, nes irgi, jeigu laukia 19, čia -11 ar 12 šalčio kažkas tai. Tai va, dabar pas mane, kai vyksta dabar dakas, aš tos akumuliatorius dar rudenį nunešiau namo, žiūrėjau, kurie gulėjo ten 3, o tokie. Vienas iš jų, nu, nelabai geras, reikia kažką daryti, ten žiūriu, nelaiko. Pats akumuliatorius sėda labai greitai, o kiti du geri. Tai va čia vieną atsinešiau, kad pajungti dizelinį šildytuvą. Skalo jisai. Todėl, kad jisai nuo 12 voltų pas mus. Tai maišai nesudegs. Kažkaip tai. Nu ne, gal. Vienu žodžiu, jisai 12 voltų. O aš čia rudenį, žiemą tiksliau, nu jau naujų metų nusipirkau akumuliatorius kitus. O čia jie paslėpti, ten dėžiai, tuos ličio geležies fosfato. Ten padariau 24 voltus ir 24 voltų inverterį nusipirkau. Ir netinka, nu, 12 voltų. Ten, aš galvoju, tas šildytuvas tik 12 ar 24, bet ne, tik 12 pasirodo. Nu tai nesvarbu. 2 akumuliatorius šitos paliksiu. Jie bus kitoj pusėje čia kažkur, tai va čia pačioj po spintą. Ir ten bus 12 voltų užmaitinami, nes šviesa pas mane irgi 12 voltų. Vat. Šaldytuvą išmesim turbūt lauk, pirksim naują. Bus 220 voltų, tik tai, nu kaip namie. Todėl, kad dujų daug ryja po tų visų remontų meistrų gerų. Pas mus tokie geri meistrai, kad po jų remontų dvigubai ryt pradeda dujų. Nu ir 12 voltų valgo, nuo 12 voltų irgi, nu kaip pasakius, jis daug energijos ima. Jis senas ir labai daug energijos, jam kokie 20 su viršų metų šitam šildytuvui. Jisai daug energijos naudoja, reikia tokį ekonomiškesnį pirkti. Nu ir va, ką aš čia tokio padariau. Pajungiau, o čia šitie laidai prie akumuliatorių, kur buvo pajungti, aš juos atjungiau nuo čia, nuo šitos visos sistemos. Gerai, kad tą sistemą dar neatjungiau, galima šildytuvą pajungti. Ir reiškia, tiesiogiai pajungiau prie akumuliatorių ir dabar iš saulės irgi tą inverterį. Kiek čia pas mus ima. Va, pakrovėjas, dabar pastačiau pakrovėją mažutį. Didesnį turiu, bet taigi užteks mažučių, kad pakrauti dabar dieną laikytų, kad man čia nenusėstų, nes tai prie šalčio gerai sėda, nu irgi nelaiko šaltį niekas. Nu ir ima 60 vatų, atrodo 60 vatų. Nu, o ima nuo šitų akumuliatorių, o šitie akumuliatoriai maitinasi nuo saulės. Dabar, o šiandien kaitri saulė, nors kampas yra labai dar didelis, pasakyti. Va, jinai labai žemai ta saulė. Dar ne pietus, dar čia, nežinau, kiek 11 valandų atrodo. Bet labai gerai kaitri šviečia, jau 6 amperai ateina. Tuoj persijungs kiek čia. 160 vatų. Nu va, 160 vatų, o inverteris ima 60 vatų. Tai dar 100 vatų eina į akumuliatorius. Nes atėjo nauji akumuliatoriai. Tie va tos geležies fosfato jau kiek 50% jie pakrauti buvo. Nu panašiai taip ir laiko. Sako geriausia 50%. Nuo 40 iki 60 nereikia pilnų labai.
Nu ir aš ten paeksperimentavau dar, ten kol BMS pajungiau, kol arbatinė namie bandžiau, pasodinau jos iki 30, ten, iki 26 procentų, vienu žodžiu, nuo 50. Tai dabar reikia pakrauti pilnus, kad stovėtų pilni. Gal kažkiek gal naudosim namam. Pasižiūrėsi, jeigu bus saulė. Jeigu saulė visą dieną, galim pajungti. O dabar galim laisvai pajungti vieną šaldytuvą namie. Užteks energijos nuo saulės. Bet reikia, kol šalčiai šitie baigtųsi. Nu ir va, po to viską pavasarį ateis šalčiai pasibaigs. Sutvarkysime tą dėžę, įgrūsime čia. Čia truputį perdarysiu, nes čia reikės atjungti 24 voltus atskirai, kad būtų, nu, kas per inverterį viskas atskirai, o va, nes dabar čia saugiklė, tai čia 12 voltų. Tai reikės saugiklį dar vieną mažą dėžutę kokią, kad būtų va, tas šildytuvas ir lempos apšvietimas namelio būtų atskirai. Ir viskas, kaip sakant, o čia, nu, principai čia tą dėžę panaikinsiu šitą dangtį, aš kitaip perdarysiu, nes man netelpa. Pakankamai aukšti jie gavosi, jie aukščiau negu va šitą juostelę, o tik čia. Nu, todėl reikia perdaryti. Galima būtų čia įgrūsti ir daugiau, jinai ta dėžė nelabai didelė, jinai va tokia kvadratinė. Faktiškai dar viena tilptų. Čia pas mane yra, reiškiasi, 360 ampervalandų 24 voltų sistemai. Jeigu 12 voltų skaičiuoti, tai 720. Tai yra 2,5 karto daugiau negu buvo prieš tai. Bet neapsimoko daugiau daryti, dėl to, kad nameliui užtenka, o namui reikės vis tiek atskirai daryti kitą sistemą. Čia tik pagrindė kelionėm. Aš tik kol nekeliaujam naudoju, kaip sakiau, kad veltui energijos, nu, ne ištaškyti orą, tai vat, stovi panelės, namelis stovi 3 mėnesius, pavyzdžiui, mes nekeliaujam, nu, tai tada bent pasinaudoti. Nes ir negerai svoris. Šitie akumuliatoriai, vat, yra maždaug, va čia yra vidurys. Nu, dėžę statysiu šitoj pusė, arčiau vidurio bandysiu, jau kas toj pusė, bet bandysiu čia, kad tilptų man. Nes ten dar kojytė yra, per ją nežinau, ar tilps. Ir jeigu dar viena dėžė, tai labai svoris bus ant kokios čia, ant kairės pusės. Jau nelabai gerai. Dar plus bakas vandens čia, visą vanduo. Tai dėžė sveria 50 kg, tai akumuliatoriai. O dabar 50. Jeigu dar vieną padaryti, bus 100, tai neapsimoka. Ir kaip sakiau, nereikia tiek daug. Jeigu daryti ten, tada mes liksime iš vis be šitos bagažinės. Ne, ten netinka. Nes aš pas mane dabar 50 kg čia. Ir va šitie, vienas 21 kg, o 2 42. Ir šitie stovės čia. Tai va kaip ir lygsvara bus. Ir bus gerai dabar. Tai va, darbelio biškiai yra, nu, čia nedaug. Kokią dieną, 2 ir porą dienų neskubant ir perdarysiu. Tiek čia pas mus, nu, vat, 50 vatų, 60 vatų šokinėja. Jo. Kaip čia pas mus su saulė. 6 amperai, taip ir ateina. Nu, diena bus, tai yra per pietus bus dar daugiau. 27 voltai ateina. Maksimum, nežinau kiek čia duos, gali būti akumuliatoriai 29 ir 2 atrodo. O čia yra saulės panelė 65, maksimumas gali būti nuo jų 90 kažkas tai voltų. 92 ir... Aha. Nu, po truputį krauna. Pasižiūrėsim dabar šito pačio. Taip. Nu. Kiek čia pasikrovė? 26 ir 7 voltų. 341. Nu jo, buvo 26. Aš pakroviau vakar iki 23,41 procento. Aš pakroviau iki 36 procentų. Nu, kadangi pajungtas buvo po to kontroleris va šitas, jis irgi energiją ima, kai vakarė saulės nėra.
jis nakčiai atsijungia. Gal nuo 7 vakaro, nuo 8 atsijungia, kai sutemsta. Ir pats ten BMS plokštė yra. Ten apačioje jinai, man laidai yra BMS plokštė. Tai jinai ima biškį energijos, tai per naktį gerą 15 valandų pasodino čia, kiek čia apie 2 procentus. Nu ne 2, tai yra 1 dabar ima dar šitas pats inverteris truputėlį. Ten jo 1,5 grinai per naktį pasodino procentų. Nu, faktiškai nėra daug. Kas čia dabar pas mus, kiek temperatūros mes turime. O, 21 laipsnis. Vienas daviklis rodo ir kitas +6, o pati plokštė +3 jau. Nu va, jau gerai. Galima bus dar biškį ir atjungsiu. Čia kokie, dar 10 minučių net nešyla. Kiekviena bankė turi va šitą 3,4 voltų. O turi būti 3,6,5 man atrodo, va taip kažkas tai. Nu tai dar krauti ir krauti. Kai čia... Tak, aha, gerai. Jo, dar krauti ir krauti. Nu aš tikiuosi, vat jeigu vakar pakrovėm beveik nuo 26 procentų iki tiek, tai aš tikiuosi, kad iki 75 procentų šiandien pakrausiu. Visą dieną saulė bus. Visą dieną bus saulė ir rytoj, šiandien lyg tai 10 valandų saulė, ir rytoj bus visą dieną saulė. Nu, bet tas 10 valandų nieko nereiškia. Nuo 4 valandų jau nieko beveik nesikrauna, saulė labai žemai. Vasarą tai krauna iki 7 vakaro, iki 8 vakaro galvoju, dabar ne. Tai va, kol kas tiek. Perdariau truputį čia, tvarkingiau padariau. Įvedžiau vamzdį į vidų. Ten oras ne karštas eina, neišlygis nieko, žiūrėjau. Čia viena žodžiu, pagalvėje ten vamzdis ateina ir ten galima, jo, ten kaip tik pakliūna į tą dėžę akumuliatoriaus truputį pašildyti. Saulės jau truputį mažiau, po pietą jau čia toj pusė 3 turbūt, ar kiek čia valandų. Bet 23 jau. Kiek čia pas mus ateina 120 vatų, 62 voltų, o čia akumuliatoriai, nu, amperas 4,6, akumuliatorius 27 ir 2, nu jau gerai. Jau pasikrovė, va, laukė 7,5 šilumos, oi, šilumos, gerai pasakiau, šalčio. Čia kas. Taip, pasižiūrėsime, kas čia pas mus. Čia biškai kitaip rodo. 101 vatas ateina toks jo 3,8 amperų. Kaip suprantu, o 52 procentai akumuliatoriai pasikrovė. Šiandien buvo ryte 34. Va, tai bus 20, dar truputį valanda ir bus, dar mažiau negu valanda, praeis pusvalandis, tai bus 20 procentų pasikrovė šiandien tik. Vakar 10, šiandien 20. 20 procentų. Tai kiek temperatūros pas mus dabar rodo 1 šilumos. Tai tas daviklis, kuris viduj, ne, jisai išoriai čia pas mane, o tas T2, o čia T1 išoriai, T2 yra akumuliatoriaus dėžiai. 0. Šitas pats BMS +2. Nu, galima ir nešildyti dar. Gal biškai vakare pašildyti. Normaliai. Įdomu, jeigu pasikraus 20 procentų. Tai kiek čia pas mus? 189. O kiek buvo, neatsimenu. Per valandos. Vakar 37 procentai. Per 37 per valandos pasikrovė 10 procentų. O šiandien 20, jeigu bus procentų, tai virš 74. Nu, turbūt. Tai jeigu 74 mes dauginam, teisingai atrodo, iš kiek čia
Iš 24 kW 700. Jeigu teisingai paskaičiavau, gausim. Vakar 900 W atėjo. Nu taip. Jeigu įjungti šitą. Įjungiau šitą, neįjungiau, nematau. Vienu žodžiu. Neįjungiau. Ai, tau palaikyti reikia. Ar ne šitą, aš paėmiau už šitą. Ne šitą distancinį, turbūt kitus pas mane namie yra dažymas. Čia mygtukas yra. Ai, o gal šitas? Nu, veikia. Ja, ne šitas, čia nuo kito. Ne šitą distanciją, nesvarbu. Taip. Nu dabar įjungiau. Dabar pas mane pajungtas čia, kaip čia šitas mažas pakrovėjas, va. O jisai, va. Mažas pakrovėjas krauna ant akumuliatorių. Čia dar yra 12 voltų akumuliatorius, kad jis irgi neatšaltų, nes labai ryte šiandien atšalo, labai krito talpa akumuliatoriaus. Nu, kada įjungi, iškart prasėdo iki 10 voltų, net iki 9 su kažkiek. Todėl, kad čia buvo minus turbūt irgi 14 laipsnių. Dabar žymiai šilčiau. Nu va, nuo saulės kraunasi akumuliatoriai ir tas akumuliatorius, nu, abudu vienu žodžiu. Saulės nedaug. Buvo 180 W daugiausia, mačiau. O dabar 120. Nu nieko, ką darysi, šią saulę labai žemai, dar kampas didelis yra. Ir padariau tiesiai ten, kai reikės biškį pašildysiu, aš visada prieš kraunant truputį pašildau. Nu kaip visada, ne visada. Pirmą kartą padariau, antrą kartą. Bardakas, koks pjoviau čia, polistirolą reikia tvarkyti. Siurblį atsinešti gal ar ką. Dar ką sugalvoju. Su siurbliu siurbsim šituo. Mažu. Nuo saulės viskas. Naudoti nieko nereikia iš namų. Nu, siurbė. Galima platesnį paimti. Antgalį, bet kada siauresnis geriau truputį. Čia dar spigliai rudeniniai. Gerai, lygtai siurbė. Tai tik susirbsim biškį. Įjungiau šildytuvą dabar. Vat matos, kaip temperatūra auga. Čia pirmas daviklis. Va jisai, kur čia jisai, va, 14 laipsnių. Tai čia kuris išorė dėžės. Antras ten prie akumuliatoriaus. O, +2 jau. Va čia, +2. Ten prie minusinės, pliusinės, nežinau, ten kažkur įkišau. Trumpas laidukas, bet pasiekė. O MOS, va čia parašyta, MOS 2. Čia yra BMS-kės plokštės tos. +2. Nu ką tik rodžiau, ten buvo. O kaip greitai, čia dar šildytuvas ir 3 minučių nedirba. Jau 19 privarė. Nu toj pakils iki +7 kokie va ta antras, kad dėžiai būtų galima išjungti. 5 minutės kažkur tai ir viskas. Ir va. Ir gerai paskui dar prieš naktį pašildysiu. Nu dabar kaip saulė krauna, dėl to šildau, o kai nekraus, tai galima nešildyti. Jau ateina tik tai 100 vatų. Jau 3 valandos. 100 vatų ateina. 635 voltai. 8 amperų. Nu, su kiekvieną dieną vis daugiau ir daugiau.
Вот. 26 jau privarė. Ten plus 3. Nu, sakau, iki 5-7 laipsnių palaikysiu. Rašo, kad skirtumas temperatūrų didelis. Nieko baisaus. 28, nu ten iki 30 dabar į vat išorinį, kad būtų nedaugiau. Tada ten irgi pakils. Čia viskas uždengta. Nes aišku, labai be proto ten varyti nereikia. Skirtumas temperatūrų didelis rodo. Nu va, jau 30. 31. Gerai, galima turbūt atjunginėti. Nu va, off. Viskas. 13 su viršum. Nu va, 5 minučių nereikėjo, gal kokias 4, kiek čia. Ir viskas, ir ten 31, aišku, čia kris, o viduj jau plus 5, va, ten kils. Ir vat. O laukia minus, kiek ten rodžiau, 7,5 šalčio. Namelėje dabar, va čia rodo 6,7, čia yra po namelių temperatūra, nu biški šilčiau, 1 laipsnių. Va, 4,8 šilumos namelį, 5 laipsnių šilumos. Ir va, gerai. O taip mes ir žaidžiam. Eksperimentuojam. Nu, kaip eksperimentuojam, bandom išnaudoti šitos kiekvieną saulės spindulėlį. Nu, čia buvo prieš savaitę saulė, kiek ten 2 savaitės saulėtos dienos, o pas mane dažnai surinktas buvo akumuliatorius. Nu, praradau, kaip sakant, daug saulės energijos. Nu, bet dar, aš ne viską dar padaręs. Sustvarkyti reikia, man tik atėjo, tik tai sudėjau, dar BMS plokštė nepritvirtinta. Taip kad dar darbelio čia biški yra. O jau nuo kokio kovo vidurio aš gal jau į namus paleisiu. Dabar noriu tik pakrauti bateriją, protestuoti ją kaip jinai. O paskui paleisiu namus, nu jau nuo kovo gal vidurio, kai atšils orai normaliai. Kai jau nereikės čia žaisti su tais šildytuvais visais. Įsijunginėja, aušinasi. Porą minučių aušinsis ir paskui išsijungs. Atsikasiau. Pagaliau namelį. Tai neįmanoma buvo net prieiti. Sniegas toks sušalęs gabalais. Kokia diena graži. Kad visas tokias būtų. Šiandien truputį saulės yra. Nu, išlenda tai daugiau, tai taip mažiau. Debesėlis. Truputį pakėliau panelės. Nu, truputį ten. Kokių centimetrų 15. Geriau jiems. Bandysim pakelti vieną atskirai, reikia ten varžtus atsukti per vidurį. Jos sujungtos visos 3. Tai tada stačiom. Geriau jiems ir tai įma, pažiūrėsim tuo kiek. Nu va, kiek čia nuo saulės priima. Reiškia 10 amperų. O, kiek daug šiandien. Nu, anksčiau buvo čia prieš porą dienų 8. Ne 8, kiek ten 5, 6 daugiausia. Dabar 10, nu biškai pakėliu tas panelės. Tai 270 vatų. Neblogai. Laukia šiandien, kiek čia pas mus šalčio. Tuoj, ką aš čia dabar vieną ranką negaliu. Pas mus minus 5 dabar. Minus 5. Nu buvo 10 ar 11, neatsimenu. Tai kiek čia dabar pas mus reiškiasi. Čia pas mane irgi rodo 5,9 sutampa. Tai 210 amperų. 8,5. Biškiai atsilieka. 8,7. Ai, nu sutampa. Dabar 4,4. Jo, sutampa panašiai. Ten plus minus.
15 vatų prie 4. O, 0. Todėl, kad mažiau rodo negu turbūt 3 amperai, tada nerodo. Vienu žodžiu, 40% akumuliatorius beveik pakrauta. Buvau čia biškai pasodinęs. Feną jungiau čia šildžiau. Nes dizelinis šildytuvas nepasileido. Užšalo kūras prie minus 15 laipsnių. Man čia vasarinis iš vis dar įpiltas. O po to atšilo. Tai tada sušildžiau. Nu vat. Čia rodo 100 vatų ateina. Vienu žodžiu, va tokie reikalai. 5 ir 6. Na taip pat ir iššokinėja. Tai 4 vatai, amperai, tai 10 amperų trumpam, jeigu saulė išlenda, nes saulė jau kaitri. O čia iškart rodo vatais. 230 vatų ateina, 250, 260. Oho. Tai apie 10 amperų buvo. 260 vatų. Įsijungia. Taip. 87, 234 vatai. Nu gerai. Pakrausim. O 41%. Buvo šiandien 34. Nuo 34%. 6% jau pakroviau akumuliatorius. Čia labai didelės talpos. 360 amperų valandų. Tai kiek čia man dar krauti reikės? Taip. 145 amperų valandas dar pakrauta. O, tai dar čia pusės net nėra. Nu bent 50% šiandien pakrauti, rytoj saulė, rytoj dar truputį. Nu jeigu būtų saulė normaliai arba panelės pakeltos, tai aišku, tai per dieną galima. Bet kad vat pas mus debesis visą laiką ir panelės visas guli. Dar snygo, tai čia sniegą teko valyti nuo jų. Nu, va tai, na, žodžiu. Pas mane viskas uždengta, kad biškai šilčiau tiesiog kokia temperatūra. Vienas šilumos. Vieno daviklio, kitas ten viduje akumuliatoriuose vienas šilumos. Ir pats BMS 6 plus 6. Biškai šiandien pašildžiau. Nu, visą laiką kiekvieną rytą pašildau. Kad nekrautų prie minusinės jau taip. Tarp šitų visų, kaip jos ten akumuliatoriukų, tų visų bankių 0,006. 7. Kada išjungi, saulės nėra, dabar krauna, dėl to taip daugiau. 11 šokinėja, tai būna vakare 0 visi, arba 0,001. Labai geras rezultatas liko. Nu va, taip pakėliau panelę, sugalvojau. Nes čia reikia atsukinėti per vidurį tarp jų. Negaliu dabar šalta, žiema. Rankų šalo. Viena nuleista. Nu, dvi. O dvi va taip kampu pakėliau. Nu ir va, pažiūrėsim, kiek dabar duos. Taip, saulė tokia. O pas mus ateina čia kaip 5 ir 6 amperų. 150 vatų vienu žodžiu. Nu, nelabai aktyviai dabar, būna kartais ryškesnė jinai. Nu, bus vis tiek, bet kokiu atveju geriau. 6 amperai, 7, nu dabar pastovi bent po tiek jau. Va, 210, aš mačiau 240 buvo daugiausia. Va, 230 vatų. Nu, normaliai. Taip kaip jos vis tiek guli, nestovi panelės, kad stovėtų stačių kampu, specialiai saulę, tada kitas reikalas. 230 vatų ateina. Nu gerai. Šitą jau pakrausim. Kaip sakant, biškai pasikraus nauda bent akumuliatoriai. Nereikės krauti ten iš namų su kažkokiais pakrovėjais. Paskui žiūrėsim, kovo mėnesį gal paleisiu į namus jau. Žiūrėsim, kaip saulė bus kokia. Taip, 700 vatų ateina laisvai. Kiek čia pas mus pasikrovė? 44,8%. Nu gerai, visai liuks.